Kroatijoje vykusiame 20-ame pasaulio šokių čempionate Vaidos Tauklienės šokėjai iškovojo medalius. Intelekto ir psichosocialinę negalią savarankiškumą. Kroatijoje vykusiame 20-ame pasaulio šokių čempionate Vaidos Tauklienės net 3 grupės šokėjų iškovojo medalius. Komandos paliko įspūdį ir žiūrovams, sinchroniškais judesiais, spindinčiomis akimis ir energija. Gatvės šokiai, aš manau, Kėdainiuose yra populiarūs. Iš tikrųjų, esame ne vieni Kėdainiuose, bet kiek žinau, geresnių už mus Kėdainiuose nėra. Iš tikrųjų, tai parodo mūsų rezultatai ir atstovaujama Lietuva pasaulio čempionatuose ir važiuojame jau nebe pirmą kartą. Tai šiais metais mums iš tikrųjų labai sėkmingi buvo mūsų bandymai. Atstovavom Lietuvą pasaulio čempionate Kroatijoje ir parsivežėm net 3 laimėjimus. Tai iš tikrųjų mano visos komandos, kurios važiavo iš Kėdainių būtent, tai buvo tarp prizininkų. Girdėjome Lietuvos himną ne vieną kartą ir tuo labai didžiavomės. Kolektyvai iš tikrųjų yra suburti, vieni anksčiau, kiti vėliau, bet iš tiesų patirtis jau yra nemaža. Kėdainiuose pati dirbu nuo 2017 metų, tai jau skaitykim 7 metai. Tai augom ir užaugom iki čempionų. Mes važiavome su 3 komandom, tai žodžiu buvo nuo pačių mažiausių, tai yra iki 9 metukų vaikučiai. Tada buvo kategorija nuo 10 metų iki 13 ir jau pagrindinė vyriausiųjų kategorija buvo tai jau paaugliai nuo 13 iki 16-17 metų. Tai tos 3 komandos ir atstovavo visas amžiaus kategorijas. Labiausiai tai iš tikrųjų džiugina, kad 2 pirmos vietos, tai žodžiu patys mažiausiai mūsų iš tikrųjų laimėjo 1 vietą savo amžiaus kategorijoje. Galbūt nebuvo ten didelės konkurencijos, iš tiesų nežinau, bet pavyzdžiui vyresniųjų kategorijoje tikrai buvo labai stiprios komandos iš įvairių užsienio šalių ir nuo 10 iki 13 metų mūsų kategorijos laimėtojai taip pat buvo prizininkai, 1 vieta. Taip, absoliutus nugalėtojai ir čempionai. Na ir paauglių kategorijoje mūsų vaikai laimėjo, paaugliai jau net ne vaikai, 2 vietą, tai yra pelnėm sidabrą, kuo iš tikrųjų žiauriai didžiuojamės, nes, kaip sakau, kuo vyresni vaikai, tuo yra sunkiau kažką pasiekti, laimėti, nes konkurencija yra iš tikrųjų didelė. Treniruotėse nėra lengva, sunkus darbas, kartais nusivylimai. Aš turbūt manau, kad per metus mes įgyjom iš tikrųjų labai didelį ryšį ir turime tokį tarpusavę, vadinkime, kartais būnu tikrai labai griežta, vaikai neleis sumeluoti, kad nėra pas mane labai lengva, bet iš tiesų aš stengiuosi būti su jais iš tikrųjų kiek įmanoma ir jų draugė, kolegė, vadinkime mane, kiek tai leidžia neperžengti ribų ir manau, kad tas ryšys, tarpusavio supratimas, susišnekėjimas, kad mes esame komanda, kad mes siekiame bendro rezultato, mūsų tikslas yra nugalėti arba galų gale pasirodyti maksimaliai geriausiai. Pas mus nėra tokio, kaip sakau, devizo, kad svarbu dalyvauti. Ne, mes važiuojame nugalėti, mes važiuojame parodyti maksimalų rezultatą, nes mes dirbame visus metus tam, kad mes būtumėm geriausi. Tai iš tiesų manau, kad tas savitarpio supratimas, kad mes esame viena komanda ir leidžia mums kartu susitarti. Gatvės šokis, aš manau, kad tai yra iš tikrųjų savirealizacija. Realiai vaikai iš tikrųjų ateina čia ne kiek kaip į būrelį, bet jie ateina iš tikrųjų save realizuoti, tobulėti, siekti dar geresnio rezultato savo būtent ir lygiai taip pat aš manau, kad yra nereali galimybė socializuotis. Tai šokiu mes turime bendrą komandą, turime kažkokį tai bendrą interesą ir tuo pačiu kaip komanda, žodžiu, bendru tikslu siekiame gerų rezultatų. Jaunoji šokėja Rugilė pasakojo, kad tai gatvės šokiai yra savirealizacija, o čia atradusi dar ir draugų. Sudėtingiausia yra galbūt išbūti visiems draugiškiem, kaip komandai, pasiekti visus sunkumus, juos sutramdyti. Šiaip streso būna labai didelis kiekis, iš tikrųjų. Kartais visiems tikrai labai sunku, bet tai sutvarkome kartu, drauge ir viskas mums pavyksta. Repeticijose daug dirba, daug to darbo? Taip, tikrai taip. Dirbame daug, kartais net po 1 valandų, kelias dienas į savaitę, net ir daugiau. Tikrai prieš čempionatus ypač daug ruošiamės, didelis darbas, didelis krūvis, bet visi tam esame pasiruošę, pasirengę, nes norime tikrai kuo geresnių rezultatų.